Nu, Barborytė, kaip čia tas skonis? Labai skanus. Išbandykite šias česnakinės morkų salotą su brokoliais ir avokadu ir tikrai pažadu, jas norėsite valgyti ir pietums, ir vakarieniai, ir prie mėsos, ir prie žuvies, ir norėsite kartoti ne kartą. Jums reikės 4 morkų, jas sutarkuoti per burokinę tarką, brokolio žiedelius pavirti kelias minutes, kol jie suminkštės, bet netaps visiškai minkšti. Avokadą supjaustyti kubeliais, taip pat jums reikės kepintų sūdytų saulėgrąžų, jas galite pasikepinti arba įsigyti bet kuriame prekybos centre. Česnako skiltelių šviežiai spaustų pagal skonį, kas nemėgsta daug, dėkite mažiau, druskos pipirų, neperdėkite, nes dar turėsime keletą ingredientų, kaip alyvuogių aliejaus gero įdėkite, taip pat garstyčių, mažą arbatinį šaukštelį ir nedidelį šaukštą majonezo. Taip, jūs teisingai išgirdote majonezą. Nėra tokio produkto, kuris neduok dievė atsirastų ant jūsų stalo, o majonezas čia, jisai suteiks mūsų salotoms skoninės savybės. Jo nededame daug tam, kad majoneze plauktų mūsų salotos, bet tam, kad pagardintume ir turėtume gardų skonį bei aromatą. Kad patiko šis receptas, neabejoju, spausk like, įsisaugok ir parašyk komentare gaminsiu daugiau mano receptų sveikatai palankus LT.